Gerą dieną visiems, Top Sport Futsalo lyga jūsų dėmesiu ir šį kartą svečiuojamės Vilniuje. Žaidėjas negali rungtyniauti, todėl sudėtis yra tokia, kokia yra. Kalbant apie komandos treneris Marijus Rimas, čia Vilkai turi šansą ir galima išsiveržti turėjo. Visai neblogas galimybės pasižymėti, čia dar viena galimybė. Ir Radviliškis turi po 6, tiesa Radviliškis šiame ture nerungtyniauja ir yra sužaidęs komandos žaidėjas. Dar viena ataka, Justinas Lesickas ir galimybė bėgti Lebedevui, jo šansas ir 1-0. Jonas Lebedevas muša įvartį ir veda į priekį savo komandą. VGTU Vilkai išsiveržė į priekį. Dar kartelį ta situacija apsiginta, o vėliau pats Lebedevas. Savaitės namuose prieš Gargždų Pramogas bus labai įdomu, čia yra galimybė lygiai išsiveržti į priekį, pirmauti net ir įvarčių pranašumu. Renanas. Toks jo šūvis. Bando žaisti vienas pats prieš Zybartą. Ir Renanas savo pasiekė. Ką tik turėjo puikią progą tolimų smūgių. Dabar Renanas muša įvartį ir rezultatas tampa 1-1. Provokuoti penktąją varžovų pražangą. Tai grėstų problemomis Bruklinui, bet problemos gresia VGTU Vilkams. Vilkaviškio komanda muša antrą. Dominykas Daunoravičius keliauja į komandos draugų glėbį. Graži kombinacija Renanui šiame Top Sport Futsal. Komandos draugui Gustavo nematome, bet jis įsibėgėja, atlieka perdamą ir smūgis visai. Na, tai yra tie varžovai, kurie gali būti pagrindiniai Bruklino varžovai. Gali būti net kelių komandų kova dėl pozicijų. Antros, trečios, ketvirtos. Čia Bruklino situacija ir įvartis yra pelnomas. Francisco Andersonas triumfuoja užbaigdamas šią situaciją, būdamas visai šalia vartų. Pasižiūrėkime, štai čia perimtas kamuolys. Gustavo. Jo smūgis. Perdamo autorius, o Pečiulio smūgis buvo šalia vartų. Dabar Vilkų situacija vienas prieš vartininką. Dar viena galimybė Vilkams ir prieš pat kėlinio pabaigą likus 12 sekundžių. Vilkai mažina atsilikimą. Jurgis Stankevičius atrodo yra įvarčio autorius. Dar kartelį pasižiūrėkime šią situaciją. Viskas pavyksta. Jurgis Stankevičius. Jo bandymas ribina Vilkai. Ten jau Jurgis Stankevičius atsimušė kamuolys, o pats Jurgis Stankevičius siunčia visiems linkėjimus. Rezultatas tampa 3-3 ir nuo to šios rungtynės darosi tik dar įdomesnės. Na, aišku, dar laiko labai daug. Vikingų ir Bruklino rungtynės, ten Renanas 30. O čia šansas Francisco. Aišku, Bruklinas šiek tiek daugiau atakuoja, dabar dar viena jų ataka ir įvartis. Francisco Andersonas muša savo antrą įvartį ir jo dublis. O pirmajame ten taip pat kūrė pavojų, čia geltona kortelė turbūt iš kalbos. Ir tuo pačiu iškart antra geltona, Jokūbas Višinskas baigė rungtynes. Pakankamai nedidelė rotacija, čia dar vienas smūgis ir Francisco Gustavo. Jau kalbėjau, kad antras kėlinys jam yra sėkmingesnis, pirmajame galbūt šiek tiek ir karščiavosi jis. Ten buvo taip pat situacijų, kuomet jis ir kūrė komandos draugams. Vilkų šansas ir Lukas Tatarūnas. Niekas dar nėra baigta, 4-5, linksmybės tik prasideda. Aleksejus šiandien pražangų yra prisirinkę. Alekinas muša ir turi vėl +2, tada situacija kardinaliai keičiasi. Čia yra šansas mušti ir muša Aleksejus Šeščenko, rezultatas 5-5. VGTU Vilkai mobilizuojasi ir susitelkia po raudonos kortelės, po žaidėjo traumos. Pirmajame kėlinyje matėme jo puikų smūgį. Virsta buvo pataikyta, Francisco Andersonas muša ir Bruklinas pasinaudojo
ta vieno žaidėjo, aikštės žaidėjo persvara. Francisco Andersonas šiandien hetrikas jo kraityje. Nesiruošia sustoti. Dabar jau grįžęs yra ir Vilius Leibenka. Dabar Andersonas kuria šansą, galimybę uždaryti rungtynes ir Artūras Pečiulis. Panašu, kad vis tik uždaro šią dvikovą, laiko dar šiek tiek yra, bet dabar vėl 2 įvarčiai skiria komandas. Porą tokių sugrįžimų, bet dabar vėl. Situacija tokia, jog galima dar lyginti, tiksliau mažinti atsilikimą. Jurgis Stankevičius sumažina atsilikimą ir vartininkų paskutinės 5 sekundės. Na ir kokioje dramoje Vilkaviškio Bruklinas iškovoja antrąją sezono pergalę. Griebėsi už galvos ir Mindaugas Grigalevičius sveikina savo auklėtinius. VGTU Vilkai, manau, kad taip pat verti pagarbos. Kovingos rungtynės ir drama iki pabaigos. Kaip vertina tą auklėtinių atsidavimą šiandien? Atsidavimą vertinu, tai aišku, teigiamai, nes kovos tai netrūko. Gal ten iki to normalaus atsidavimo pritrūko ir nekalbėt, ir negautos raudonos kortelės, bet aišku, kaip daug emocijų, tai turbūt sunku to įkarščio pagauti ir susivaldyti, bet šiaip tai aš to nesuprantu, ten Lietuvoje ir teisėjai kažką ant tų žaidėjų laiko. Toks visi kažkokius senus skriaudų nieks niekam negali atleisti. Kažkaip reikia užsimiršti, bet sunkiai tas išeina. Šiandien buvote arti taško, bet turbūt jums didžiausias noras dabar, jog surinktumėt pilną komandos sudėtį? Šiandien surinkom, bet dabar vienam kirkšnis, kitam raudona, tai jau kitas vėl sunkiau reiks rinkti. Ne, norėjom ir taškų iškovoti, aišku, ir buvom arti to tikslo, bet mes tokie gaunamės amžinai perspektyvus, vis kažko nedaug trūksta. Įsižaidžiam, neblogai, bet kažko trūksta, tai turbūt tokio vyriškumo gal, sakyčiau. Sveikinimai su pergalė, tai koks būtų jūsų komentaras apie rungtynes? Ką, amerikietiški kalneliai, turbūt ne šiandien, kaip matėme. Žinoma, kaip sako, niekados nenuvertik varžovų, atrodo sulošę prieš rimtą komandą, turėdami teigiamą rezultatą, atvažiavome, sakykime, pagal praeitų metų lentelę žaisti prieš komandą, kuri buvo lentelės gale. Galbūt kažkiek per didelis buvo pasitikėjimas vaikinų ir šiandien matėsi, kad rungtynės visiškai nesiklosti. Manau, kad tik tai grinai individualaus meistriškumų dėka kai kurių žaidėjų buvo pasiekta ta pergalė. Aišku, be galo gaila ar gėda, kaip čia pasakyti, prie žiūrovus, kurie atvažiavo šitie kilometrų palaikyti mūsų komandos ir mes vos išnešėm sveiką kailį. Todėl manau, kad bus šitos rungtynės labai gera pamoka mūsų komandai ir kitas rungtynės namuose visiškai su kita energija ir su kitu atsidavimu, su kitu atsakomybė žaisime rungtynės. O Vilkai nustebino jūs? Ypatingai, tikrai super vaikinai, pagyrimas, jauni, kovėsi kaip liūtai, manau, sakau, ypatingai tikrai galbūt va čia ir didžiausia pagarba jiems, kad mes galbūt netikėjom, kad jie šitaip gali mums pasipriešinti, už tai jie tikrai parodė labai gerą, puikų netgi rezultatą. Po 2 rungtynių, kaip manot, ko dar labiausiai trūksta komandai šiuo metu? Galbūt, kaip ir šiandien parodė, yra tikrai situacijų, kada neatsakingai paprasčiausiai sužaidžiame. Nežinau, ar čia patirties stoka, ar treniruočių, ar galbūt žiūrim į savo draugą, kuris turėtų už tave kažką padaryti. Šitą tikrai neturėtų būti, tai aš manau, kad čia kiekvienam turėtų būti spyris, kad reikia susimti ir žaisti savo žaidimą, tai ką galime geriausiai. Ačiū.